Tiesiog sekundį. Sveiki, sugrįžę mano vlogus. Tai labai seniai filmavau vlogą. Aš manau, kad čia visi žino jau šitą, bet tiem, kas nelabai seka, kas vyksta mano gyvenime, tai šiuo metu su Kaune. Gyvenu ir mokaus Kauno technologijų universiteto gimnazijoje ir gyvenu barake. Tai dabar yra pirmadienis, man yra 5 pamokos, man jos prasideda 11:15 ir dabar yra 10:41. Tai dabar jau yra praėjęs mėnuo laiko mano gyvenimo Kaune. Aišku, tai yra visiškai naujas, visiškai kitas gyvenimas negu buvo Kėdainiuose. Ir faktas, aš to norėjau, aš to ir sakiau, man reikėjo to pokyčio, bet pirmas mėnuo jisai labai apdaužo. Jis labai sunkus buvo, neslėpsiu, čia faktas kaip vynas. Koks toksai didžiausias turbūt skirtumas gyvenimo Kaune ir čia, tai yra tai, kad čia aš gyvenau labai lėtai, labai saugiai, tai buvo tokia pastovi rutina, tas pats dalykas, tas pats per tą patį, bet buvo labai lėtas toksai gyvenimas. Kaune, kadangi ten yra milijonas žmonių, ten milijonas mašinų, ten milijonas veiklų, kadangi man tai viskas yra nauja visiškai, buvau tiesiog tokiam pasimetime, aš tiesiog visą laiką ieškojau, bandžiau susipažinti, man tas mėnuo buvo toksai, iš tikrųjų todėl labai nedaug bendravau su kitais, lygiai tiek pat su draugais Kėdainiuose, su šiaip artimaisiais, su klasiokais, barakiniais. Labai mažai bendravau būtent todėl, nes tiesiog buvau tam pastoviam tokiam pasimetime ir ieškojime, kur man eiti ir ką man daryti, tai soriukas. Dabar prižadu parašysiu jau daugiau. Dar labai aišku didelis pokytis yra gyvenimas su kitu žmogumi. Aš ir mano kamariokė mes beveik nesikalbam, kas kitiem labai keista ir jiems atrodo, kad mes turėtumėm atrasti bendrą kalbą, bet iš dalies dėl to džiaugiuosi, nes po kažkurio laiko pripranti ir pamiršti, kad mes esam kambary tam pačiam. Ištūniauti ją. Kad ir kaip taip skambėtų, bet taip yra. Gyvenimas barake tai yra kaip juoda balta nuo gyvenimo namuose, nes tu visą laiką esi su kažkuo kambarį. Aišku, labai pasisekė žmonėms, kurių, tarkim, mano kambariokai labai pasisekė, nes aš pastoviai nebūnu kambarį. Tai jai pasisekė, man ne, dėl to, nes mano kambariokai visada kambarį. Tai ta tipo komforto zona, ta saugi zona, tai jos neturi realiai. Žmonės barake, jie tau taps artimiausias dalykas šeimai, bet kada tau reikės pagalbos, tu jos rasi. Ir ta pagalba, jinai gali būti bet kokia, tai gali būti pagalbos mokslais, pagalba kur nors, nežinau, nueiti, pagalba pasigaminti, ką nors, bet ką, bet kur pasiskolinti. Tiesiog visą laiką bus žmonių ir tu nebūsi vienas. Ir reikia išmokti tos pagalbos paprašyti, reikia išmokti nebijoti jos priimti. Ir čia yra didžiausias iššūkis man, nes aš pirmą mėnesį praleidau, aš kažkaip labai atsiribau nuo žmonių per pirmą mėnesį. Šiaip, tarkim, didelis, aišku, pokytis yra labai pačioj mokykloje, nes kaip, tarkim, buvusioje mokykloje Švieskiai, visi ten tiesiog mokėsi, kad pabaigti mokyklą. Yra keli žmonės, yra žmonių, kurie mokosi, kad pasiekti kažką daugiau, bet šiaip didžioji dauguma mokosi tik tam, kad išsilaikyti egzus ir pabaigti mokyklą. Čia kame esmė yra tai, kad į tą gimnaziją yra atėję visų mokyklų pirmūnai ir jie visi nori būti pirmūnai ten. Pirmas 2 savaitės mane gąsdino Kauno dydis, žmonių kiekis. Aš nepratus, kad bet kuriuo dienos laiku išėjus bus tiesiog milijonas žmonių lauke. Ir man labai buvo keista, kai aš
Buvau grįžus į Kėdainius ir tų žmonių nėra. Ir iš tikrųjų tikrai gal antrą savaitę jau galvojau, gal man vertėtų grįžti. Gal aš be reikalo išvažiavau, gal aš tiesiog galėjau geriau pasibaigti čia. Bet kuo toliau, tuo labiau tu supranti, kad vis dėlto ne. Aš padarau teisingą sprendimą ir palengvės. Paskutinį sekundę sugebėjau apsipilti kavą, tai teko change-up padaryti. Ir aš jau manau, kad aš jau įdėjusiu mokyklą. Nes jo. Šiandien visą tą mano žiūriai nemėgstu. Ir aš manau, aš tiesiog kursiu vlogus tam, kad mano draugės pamatytų mano kasdienį gyvenimą, kurio jos nemato, nes kai mes susitinkame, aišku, apšnekam tos didžiosius įvykius, didžiasias nuoskaudas ir naujienas, bet nepamato to mano paprasto kasdienio gyvenimo. Ir aš tikiuosi, kad jau kitam videke aš pradėsiu daugiau filmuoti, ir ne tik tada, kai dažausi. What's up? Aš realiai visas 4 dienas žiauriai blogai filmavau, taip aš realiai nieko nefilmavau, nes aš pamiršdavau, aš buvau užsiėmusi. Ne, realiai aš tiesiog pamiršdavau. Aš pamiršdavau, šiandien yra ketvirtadienis, dabar man yra ilgoji pertrauka, šiandien yra Kipro gimtadienis. Tai tenais jo dovanas. Ir dar yra šaldytuve pyragas. Man čia žiauriai prastai su makiažu. Žiauriai. Bet mes eisim kavos. Tai aš bandau kažkaip išsaugoti. Nu, mano taip blogai makiažas atrodo. Taip insane fucking blogai. Aš tiesiog pažadau šiandien. Gerai, tai kas buvo šitas paskutinis dienas, tai antradienį turėjau 5 pamokas, turėjau po to informatikos konsultacijas, sakykim. Taip, po jų su Alex ir Adriju, žmonėm iš barako, nuvarėm iki Akropolio, nes man reikėjo dar porą šmukių Kipro dovanai. Ir tada nuvarėm į Dvihumanas, nes žodžiu, man reikia grįžti pamsas. Ir tada iš karto varysiu su kitu susitikti. Vakar visa mano diena buvo tokia, kad aš atsidėjau pamokose ir tiesiog varau pas Kiprą. Ir tai grįžus dar pakukinau pyragą, pakavau tada dovanas ir nulėkiau miegot. Aš tiek pudros valgiau. See, I never look sober, just look dope. I do you kill a rat, turn to a cold. Got no love for a plane, so my soul is safe. Purple always on me like I was drafted by the Raiders. Got the drugs in my eyes, on my side, on my mind. Grim Reaper of my time with the 9 on my side. No need for a shooter, so make no mistake. You looking death in the face when you play with my cake. You know the blunt stay lit. Junkie steady robbing, let the... Aš dabar ekstra hard skubu, tai šiandien yra šeštadienis. Aš jau turėjau matkės konsultaciją dabar. Man už 5 minučių yra autas pas Kiprą. Tai kas patarkim, kodėl aš vakar realiai nieko nefilmavau. Tai yra tada, nes aš vakar susirgau. Bet jums dabar visiškai neatrodo, bet būtumėt pamatę mane vakar ryte. Tai aš vakar atsidėjau 4 pamokose, 2 matkės ir 2 lietuvių. Ir tiesiog išėjau namo gydytis. Todėl mes už
2,5 valandos, 12:30, aš su kita šeima būsiu restorane ir man reikės šitas. Aš negalėjau praleisti tokio dalyko, tik dėl to, nes aš biškai susirgau. Tai aš tiesiog hardcore gydymą pasidariau savo. Ir dabar kalbais normaliai visai, sakyčiau. Gerai, biškai nosis bėga, bet labai minimaliai. Tai bet tai aš dar... Tai aš realiai vakar tiesiog nuo 12 sėdėjau šičia, prisipirkau vaistų ir gydžiausi. Malonu, kad jūs žiūrėjot. Čia turbūt labai netikėta buvo, kad tik kelsiu šitą videoką. Tai mes su Čika sakom jums ate. Ir geros savaitės ir pasimatysim kitą kartą.